Sveiki sugrįžę į Vaisingumo šaknys podcastą. Šiame epizode mes, Ieva ir Giedrė, kalbėsime apie PKS. PKS yra policistinių kiaušidžių sindromas. Ir būtent rugsėjo mėnesį tai yra mėnuo skirtas šiam sindromui ir žinių plitimui apie jį. Tai mes Vaisingumo šaknyse, Instagram ir Facebook'e taip pat bandėme atkreipti į tai dėmesį, nes ši liga taip pat yra viena dažniausių nevaisingumo priežasčių. Ir policistinių kiaušidžių sindromas, jisai gali labai stipriai paveikti moterų sveikatą ir taip pat gyvenimo kokybę. Tai šiame epizode mes kaip tik ir pakalbėsime, kaip jisai pasireiškia, kokie yra simptomai, kaip nustatomas yra policistinių kiaušidžių sindromas, kuo jisai susijęs su vaisingumu, bei ar jis gali būti išgydomas. Tai pradėkime nuo to, kas yra tas policistinių kiaušidžių sindromas. Tai yra metabolinė endokrininė liga, kuri dažnai tęsiasi visą gyvenimą. Bet jos pavadinimas yra labai klaidinantis. Dėl to, kad policistinių kiaušidžių sindromas ir policistinės kiaušidės nėra vienas ir tas pats. Policistinės kiaušidės yra nustatomos tada, kai ultragarso metu yra pamatoma, kad kiaušidės yra didesnės negu turėtų būti, sakykime, ir jose yra daugiau bręstančių arba kitaip vadinamų antralinių folikulų. Tai būtent ten yra kiaušinėliai. Ir įprastai jų taip pat yra tam tikras kiekis, bet priklausomai nuo skirtingų šaltinių, tai vienur sakoma, jeigu jų yra daugiau negu 12, jeigu jų yra daugiau negu 20, kitur sakoma, tada jau yra kaip ir nustatomas policistinės kiaušidės. Tačiau policistinės kiaušidės nėra liga, tai yra tiesiog skaitoma normali kiaušidžių variacija, kuri gali būti nustatoma vienu ar kitu metu ir tai nėra policistinių kiaušidžių sindromas. Tai yra labai svarbu atskirti. Policistinių kiaušidžių sindromo pats pagrindinis pokytis, didžiausias pokytis, sakykime, yra tai, kad atsiranda didelis testosterono kiekis. Yra pagaminamas didelis to vyriško vadinamo hormono kiekis. Aš nelabai mėgstu, kai jis yra vadinamas vyriško hormonu, dėl to, kad jo turi būti ir pas moteris, ir pas vyrus. Tačiau, kadangi vyrams jis yra daug svarbesnis negu moteriams ir padidėjęs jo kiekis moterims gali sukelti tam tikrus nepageidaujamus simptomus, tai būtent dėl to jis yra labiau priskiriamas prie vyriškų hormonų. Ir būtent šio testosterono padidėjimas sukelia tą hormonų disbalansą ir jis sutrikdo mėnesinių ciklą. Tai kaip tada nustatyti, ar jums yra policistinių kiaušidžių sindromas ar ne? Ar yra kažkokie kriterijai, pagal kuriuos yra nustatoma ši diagnozė? Yra tam tikri diagnostiniai kriterijai, tai būtinai turi būti bent 2 iš šių simptomų. Ir dar svarbu paminėti, kad turi būti atmestos visos kitos galimos priežastis, kurios sukelia panašius simptomus. Nes nereguliarias mėnesines arba jų nebuvimą gali sukelti ir kiti dalykai, tai nebūtinai PKS. Dėl to svarbu į tai atkreipti dėmesį, bet jeigu yra nereguliarios mėnesinės, jeigu yra didesnis randamas kraujyje testosterono kiekis arba androgenų, bendrai vyriškų hormonų, vadinamas hiperandrogenizmas, ir jeigu yra ultragarsu matomos policistinės kiaušidės, tai jau būtų nustatomas policistinių kiaušidžių sindromas. Tačiau visų šių 3 dalykų nereikia. Reikia, kad būtų bent jau 2 iš jų. Tai gali būti, kad bus nereguliarios mėnesinės ir, pavyzdžiui, daug testosterono, tačiau policistinių kiaušidžių nebus. Arba bus policistinės kiaušidės ir nereguliarios mėnesinės, tačiau testosterono nebus didesnis kiekis negu turėtų būti. Tai yra labai skirtingos variacijos, dėl to ši liga negali būti taip suskirstoma į tokias griežtas dėžutes, sakykime, nes ir simptomai gali skirtis, ir pats sunkumas šios ligos gali skirtis. Taip. Ir aš skaičiau, kad paplitimas šios ligos ar šito sindromo tai yra įvardinamas labai skirtingai daug kur, bet kai kur mačiau 15% vaisingo amžiaus moterų turi šį sutrikimą, kai kur pateikiami kiti skaičiai, čia labai priklauso nuo tiesiog kokia tyrimo grupė yra paimta ar ne ir kaip jie matuoja tuos pagal kokius diagnostinius kriterijus. Taip, ir dabar dar yra dažnai kalbama, kad gal netgi ši liga yra per dažnai diagnozuojama, kai ji neturėtų būti diagnozuojama, būtent kai pavyzdžiui yra vien tik policistinės kiaušidės
nėra jokių kitų simptomų ir jie yra diagnozuojami. Arba yra kažkokia kita liga, kitas sutrikimas, kuris sukelia nereguliarias mėnesines, bet jie diagnozuoja policistinės kiaušidės. Tai čia kol kas su ta diagnoze, yra tų sunkumų, tai gali būti ir neteisingai diagnozuotas šitas sindromas. Pagrindinis dalykas policistinių kiaušidžių sindromo metu yra tai, kad sutrinka hormonų pusiausvyrą pas moteris. Ir tai būtent ir sukelia ovuliacijos sutrikimus, o dar daugelis moterų būtent su šiuo sindromu turi ir atsparumą insulinui, kuris dar papildomai didina testosterono gamybą ir tai dar labiau trikdo ovuliaciją. Bet visi šitie dalykai prideda ir papildomų simptomų pas moteris. Tai gal galėtum, Giedrė, pasidalinti, kokie yra galimi simptomai? Tai vienas iš dažniausiai pasitaikančių dar simptomų, einančių kartu su PKS, tai yra viršsvoris, kai kuriais atvejais nutikimas, labai didelė dalis moterų kovoja su tuo. Taip pat gali būti pastebimas padidėjęs plaukuotumas, arba kaip tik gali moteris pradėti plikti. Arba ir tas, aišku. Taip pat moteris gali pastebėti, kad tiesiog turi daugiau spuogų arba kovoja su akne. Tai yra tokie dalykai, kur iš tikrųjų prisideda prie gyvenimo kokybės suprastėjimo, nes tada papildomai prie to, kad moteris turi PKS, tai dar prisideda tokios kaip ir papildomos problemos ir labai iš tikrųjų sudėtinga gyventi su šia diagnoze. Ir svarbiausia dar tai, kad iš tikrųjų būtent šie simptomai dažniausiai ir lemia tai, kad policistinių kiaušidžių sindromas būna nustatytas, nes moteris kreipiasi dėl šių papildomų simptomų nepageidaujamų ir tada prasideda visa ta diagnozė, ieškojimas diagnozės ir gali būti, kad taip ir nustatomas policistinės kiaušidės sindromas. Arba bando pastoti ir susiduria su sunkumais pastojant ir taip pat irgi per tai yra atrandamas. Bet čia reikia nepamiršti, kad ne visada plikimas bus lemiamas būtent šito sindromo. Tai visi tie simptomai gali būti ir kitų dalykų lemiami. Tai vien tik dėl šito kažkokio simptomo negalima sakyti, kad jums yra PKS. Man dar įdomu, ar policistinių kiaušidžių sindromas tai yra tokia liga, su kuria mes gimstame, ar ji kažkaip išsivysto amžiui bėgant, tarkim, ar tai gali būti, kad mes ją įgyjame, pavyzdžiui, dėl kokio nors netinkamo gyvenimo būdo, ar tiesiog jinai vis tiek išsivystė šitą ligą bet kuriuo atveju. Labai taip tiksliai, kodėl atsiranda policistinių kiaušidžių sindromas, nėra žinoma, bet tikrai yra rasta genetinė sąsaja. Tai yra tokie paveldimi faktoriai. Ir rasta tai, kad šeimose, kur yra, pavyzdžiui, kitos jų moteris, kaip mama, teta, senelė, pavyzdžiui, turėjo policistinių kiaušidžių sindromą būtent, tai yra didesnė tikimybė, kad, pavyzdžiui, ir dukrai tada irgi bus policistinių kiaušidžių sindromas. Tai būtent rodo tą genetinę sąsają, rodo, kad yra genetinių faktorių, kurie tai lemia, bet yra tikrai ne vienas genas, kuris arba yra, arba nėra, sakykime, jo mutacija. Čia yra daugelio genų sąsaja, daugelio mažyčių tokių pokyčių suma į vieną. Bet taip pat dažnai policistinių kiaušidžių sindromas būna susijęs ir su antro tipo cukriniu diabetu, būtent dėl insulino atsparumo ir po to gali išsivystyti. Ir būna ir šiaip dėl visokių aplinkos chemikalų. Tai dabar yra labai tokia, sakyčiau, karšta tema ir bandoma išsiaiškinti, kaip aplinka paveikia mus. Ir ta dalis. Bet galim sakyti, kad neretai tai yra tikrai paveldima. Ir būtent dėl to tai prasideda gana anksti gyvenime. Tai kadangi tai yra su reprodukcinė sistema susijusi liga, tai ir prasideda nuo pirmųjų mėnesinių, jau gali būti prasidėti tie simptomai ir būti tai pastebima. Bet gali būti, kad ir bus pastebėta tik tai daug vėliau, dėl to, kad yra skirtingi simptomai ir skirtingas jų pasireiškimo laipsnis. O aš dar girdėjau, kad kažkaip yra PKS susijęs su kontraceptikų vartojimu. Ar gali būti, kad jeigu geri kontraceptikus, kad yra didesnė kaip rizika, kad PKS išsivystės? Tai čia yra vienas iš tokių, sakyčiau, mitų arba nelabai tikslių faktų,
dėl to, kad nutraukus kontraceptinės tabletes, sakykime, tai dažnai pasirodo toks tarsi nutraukimo sindromas kontraceptikų ir tai labai turi panašų simptomų tokį spektrą, kurie yra būtent ir policistinių kiaušidžių sindrome. Tai gali daug ką tai išgąsdinti, bet tai yra laikina ir tai praeina po kurio laiko. O pavyzdžiui, jeigu yra nustatytas tikrasis tas policistinių kiaušidžių sindromas, jis tiesiog nedingsta. Dar kitas variantas gali būti, kad buvo policistinių kiaušidžių sindromas pas jūs, bet jūs nuo ankstyvo amžiaus jau vartojate kontraceptikus ir visą tą laiką tai tarsi buvo slepiama, slopinami tie visi simptomai. Ir tik po to, kai nutraukia kontraceptikus, tada jau vėl pasirodo šitos nereguliarios mėnesinės ir daug kas galvoja, kad čia būtent dėl kontraceptikų, nors iš tikrųjų ta liga jau buvo prieš tai, tiesiog jūs taip ir to nesužinojot, nes, ji buvo slepiama. Ieva, tu pačioje pradžioje minėjai, kad PKS yra viena iš dažniausių nevaisingumo priežasčių. Gal gali papasakoti, koks tas yra mechanizmas, ar tiksliau, kaip PKS lemia nevaisingumą? PKS, būtent tas pagrindinis dalykas, apie kurį jau kalbėjom, hormonų disbalansas, pusiausvyros sutrikimas, tai hormonai labai yra svarbus dalykas mūsų vaisingumui ir tam, kad viskas veiktų taip, kaip veikia mūsų reprodukciniai sistemoje. Tai būtent tai ir paveikia visą tą pastojimo procesą, nes kiaušidėse įprastai vienu metu yra brandinama nemažai tų folikuliukų ir po to vienas iš jų tik tais būna atrenkamas ovuliacijai. O policistinių kiaušidžių metu daug jų yra taip pat brandinama, bet ne vienas iš jų taip ir nesubręsta pilnai ir ovuliacija neįvyksta. Arba įvyksta nereguliariai, tai reiškia ne kiekvieną mėnesį, sakykime, ir dėl to tai ir sudaro tos sunkumus bandant pastoti. Ar tai reiškia, kad jeigu tau yra nustatytas PKS, kad negalėsi susilaukti vaikų? Ne, tai geros žinios yra tokios, kad tikrai nemažai susilaukia pačios tiesiog moteris net natūraliai, be jokių intervencijų, tiesiog truputį ilgiau užtrunka, tai čia būtent dėl tų nereguliarių mėnesinių, nereguliaraus ciklo, nes jeigu ovuliacijos nėra, tai ir pastoti tą mėnesį nepavyksta, bet laukiant kito mėnesio ir išmokstant sekti tą ovuliaciją, kada įvyksta, tada galima bandyti pastoti ir tikrai pastoja moteris. Bet kartais, jeigu nepavyksta, tada žinoma galima kreiptis į vaisingumo centrus ir ten padeda skatinti ovuliaciją, yra vartojami, duodami vienokie ar kitokie vaistai priklausomai nuo situacijos, į tai čia mes neįsiplėsim, arba gali būti siūloma atlikti IVF, tai būtent tą pagalbinę apvaisinimą ir tai taip pat gali padėti susilaukti vaikų. Tai tikrai nėra nevaisingumo nuosprendis, tai tikrai labai yra svarbu žinoti, dėl to, kad ne viena moteris ir į mane yra kreipusi, kur sakė, kad man gydytoja sakė, jog viskas, dabar jau niekada negalėsiu susilaukti vaikų. Tai tikrai tokia diagnozė gali išgąsdinti, jeigu tokie mitai sklando, bet šiais laikais, jeigu natūraliai ir nepavyks, šiais laikais būtent ir yra vaisingumo klinikos, kurios gali padėti ir tikrai galų gale jūs susilaukti tų savo vaikelių. Ar policistinių kiaušidžių sindromas yra išgydomas? Ar jeigu jau jį turi, tai ir turėsi visą gyvenimą ir nieko negali su to padaryti? Čia liūdnesnė tema, tai iš tikrųjų tai nėra išgydoma, bet yra kontroliuojami simptomai ir mažinami simptomai, kas tikrai gali atrodyti, kad tarsi išgydo tą patį sindromą, bet gal jeigu grįžus atgal prie įprastinio gyvenimo būdo, jis vėl atsinaujintų. Tai, kaip ir minėjau, jeigu, pavyzdžiui, vaisingumo srityje norint bandant pastoti, tai būtų taikomi ovuliaciją skatinantis vaistai, kurie padėtų, sakykime, apeiti tą ovuliacijos nebuvimą. Taip pat gali būti tiesiog pritaikomi mitybos pokyčiai, tai tikrai labai daug turi reikšmės ir dažnai padeda atstatyti tam tikras funkcijas ir atsikratyti sutrikimų, tai taip pat sportavimas, judėjimas tikrai padeda. Ir būtent tai taip pat padeda kovoti ir su antsvoriu ar nutukimu, kas būna dažna šios ligos atveju.
policistinių kiaušidžių sindromą kontroliuoti yra iš tikrųjų labai svarbu, nes jis yra susijęs su tam tikromis rizikomis kitų ligų. Tai pavyzdžiui, cukrinio diabeto didesnė rizika, taip pat širdies ligų, kraujagyslių, bei labai svarbus ir gąsdinantis dalykas tai yra gimdos gleivinės vėžio padidėjusi rizika. Tai būtent dėl to yra svarbu bent jau karts nuo karto, kad įvyktų tos mėnesinės, kad pasišalintų gimdos gleivinė susidariusi, nes jeigu mėnesinės visiškai nevyksta, tai didina šio vėžio riziką. Jeigu beklausant mūsų epizodo atpažinote kai kurios simptomus ir savyje, tai galbūt tada rekomendacija mūsų būtų kreiptis į gydytojus ir išsiaiškinti, ar jums yra policistinių kiaušidžių sindromas ar ne, nes tokiu atveju tada gautumėt tą reikiamą pagalbą, ar ne, kad padėtų sukontroliuoti tuos tiesiog simptomus, kurie dažniausiai ir susijęs su PKS. O šį kartą apie policistinių kiaušidžių sindromą tiek. Ačiū, kad tiek išklausėt. Jeigu iki čia dar išliko, tikrai kviečiam paspausti prenumeruoti mygtuką, like mygtuką ir sekti ateinančius epizodus. Dėkojame už dėmesį ir iki.